Tai labas rytas, turim šeštadienį ir turim labai nuostabų orą. Visą kelią atlijo, dabar irgi lyja. Bandysim šiandien suvažiuoti pirmąjį etapą, kuris vadinasi senoji technika keturračių. Labai papuolė geras oras, kaip tik šiandieniniam etapui ir rodo visą dieną pilnumoj lietų. Tikras keturratininkų oras. Žodžiu, su Sandra atvažiavom, išsikrovėm, mašinoj persirengėm į rūbus. Tai einam registruotis ir žiūrėt, kaip čia mūsų ta diena tokia šiandien bus. Labas rytas visiems. Labas rytas. Labas rytas. Nu, ieško mane, kur čia aš. Kurgi čia tas, va. Galite. Labą. Kas statybininkas? Nieko, vargstu. Purvo nebus. Man atrodo, bus šiandien. Bus šiandien. Kai toks orelis. Na štai pirmieji lipdukai senoji technika keturračių. Pirmas etapas Pakruojis. 200 km ir gavom netgi 2 medalius tokius. Keturratis dirba, šyla. Reikia pajungti sėdynės, tegul nušyla irgi. O, Sandro šilta, mano neįjungta dar. Labą rytą. Labą. Nu, kaip orelis? Nu, neblogas. Gerą. Turėsim šiandien ir greitąją pagalbą. Marius bus su savo apklijuotu. Ką darai? Nieko, sakau, kad turėsim greitosą šiandien. Eik tu, kaip gražiai atrodo čia viskas. Renkasi piliečiai, bus tikrai atrodo nemažai, tai nepabūgo tokio bjauraus oro. O tau? Aš kol kas esu laiminga, kol kas. Taip. Centreilas šiandien turėtų pilnumoj atidirbti. Labą. Nu, prisireginai. O kur medalis su lipduku? Okay. Tai viskas, eikit išsikrauti ir čia ateisim, jau sakė, čia bus viskas. Gerai. Rekomenduojamas, kuris yra pravažiuotas. Turėkit omeny, jeigu kažkas tai užstato automobilį, neleidžia pravažiuoti kažkoks vietinis arba kažką tai, nesipykite, būkit geri, atsiprašykite, improvizuokite, visur apvažiavimai yra. Degalinė už 110 kilometrų, tačiau įvertinkite, kad šiandien daugiau valgys kuro, nes apkrova ratai gaus tikrai, bet manyčiau, su bakais visi turėtumėte veikti. Šarūnas Račickas. Prašom. Vilius Paulauskas. Sekantis. Prašom. Sekantį mes turime. Prašom. Žiemai pasiruošę. Pragulbinskas. Labai ilga pavardė. Ingėjau skaityti. Kepurės norėčiau ir aš. Petras. Ištrauk mažiuką lapą. Prašom. Sekantį mes turim Simas. Simas iš Oi, labai kažkur. gerai, žieminės. Toliau. Na tai viskas, briefingas išklausytas, instrukcijos susakytos. Aš jau su nauja savo kepuraitė laimėta. Labai džiaugiuosi, nes dabar statybose gal bus nedevaltas. Nu, ruošiamės ir keliausim į tą lietingą maršrutą. 5. Nu tai ką, važiuojam į lietingą į maršrutą.
tai nevalau, nes jisai turėtų nulyt. Gerai, atrodo, visi varom. Viskas gražus varu. Dar lėtai važiuoja. Dar ramiai, tai pagal 500-uką stengiuos, kad jam pats žinau, kaip važiuodavo. Žinau, Aurimas, kasininkas, Nu. Viskas gerai, varom? Jau 20 keli. Šitai darbuotojai telefonai, tai jeigu galėtume įsijoti, kontaktuoti siūdamas, tai labai norėtų galimybę pasiimti. Tai va tiek, tai tada sims. Ką tu ten matysi? Nėra net akų. Taip, galima išsisup. Nu gerai, kabo. Ką tu čia sugalvojai? Ką čia sugalvojai? Suvienodyti reikia. Tai aš patikėk, va, nieko nematau. Apipil biškį mane. Smirda tik tai, ble. Čia. Smirda, bet aš papu. Da.
Geriau patrauk tą 500-ką. Ana, patrauk 500-ką ir viską. Skanaus. Čia valgom. Pažiūrėk, kur kitas taškas. Reikia žiūt pirmą. Nes, blėt, jau 100 čiut neįvarė. 100 tai jau yra. Radom pastogę gerą. O, pirma pastogė po 100 km. Bandom šiek tiek pravėst sumuštinį arbatos, nes jau baigiam sušalt beveik. 100 km nuvažiuota. Turėtų neužilgo būti jau tas muziejus Bauskui, nes jau esam Latvijoj. O šlapė. Šlapė kurmė ant stiklo viską tiek meta, kad nieko neina matyti, kai lendi tos purvynus. Kaip, Mariau? Ganėtinai purvina ir biškai čia šalta. Bet mes Marė šalyje esam, tai nėra čia ko įsikalbėti. Turim terasą po stogu. Be stogo. Čia pagrindinis važiuolis, kur atvažiuojam iš Rygos. O, jau motoraideris dirba, jau kažką pasikabinęs. A, tikrai Adoma. Atvažiavom į Bauską. Panašu, Adomas jau pakrautas kažkodėl tai centralo. O dabar eisim į šitą angarą. Tai čia ir yra šitos kelionės tikslas. Turėtų būti kažkoks motors muziejus. Latviešiškai kaip boržėlė bizmarytė. Tai motor muziejus. Einam, jau šiaip gerai pirštinės dabar pasikeičiau. Ką, to kitas važiavimas. Jau žymiai smagiau dar yra atsargų, nes šakės, kai buvo šalta, sušalom, šlapi visi, o dabar tokį gražus, nu gal įleis į muziejų. Ką, šalmai padėti po suolo, mus į muziejų leido, jau yra tas gerai. Dabar eidė mokėti. Hello. 2 tickets. Thank you. Let's write upstairs. Informaционный page Latviešu, lietuvių, English, ruski. Ir lietuvių net? O, labai gerai. Eurai ir 43 centai. Nu, taip, čia yra 3 centai, čia yra 10, tai čia 40 centų, čia yra 4 eurai, čia yra 10, tai 34 eurai, 43 centai. Tai toliau 100 prasideda. 10 šimtų. Čia 0. 10 šimtų.
ką mes aplankę muziejų, keliaujam toliau į trasą. Dabar to jau čia bus miesto gale degalinė, nes jau kuras į pabaigą reikia įsipilti, o per šitą gražų lietingą orą važiuosim dar kokį 100 tai tikrai kilometrų iki galutinio tikslo, nes čia nuo skaityk Pakruojo gavosi gal 110, gal 120 žiūri dabar į kilometrą, tai liks, laidojimo namai, pakavojimo įmonė. Tai žodžiu, važiuojam iki degalinės. Kuro pripilta, einam į n***en. Pirdas gal reiktų tik patraukti kažkur toliau. Turim paskutinį sustojimą. Dabar prie duslintuvo galo pakišęs rankas, biškį šildaus. Visą dieną kol kas lyja, tai jau padarėm paskutinį sustojimą kažkur tarp medžių, kad mažiau užlytų. Ir bandysim jau po šito sustojimo kilt ir važiuot be jokio pit stopo tiesiai į finišą. Panašiai kokie 210 km bus padaryta, aplankyta tik muziejus, daugiau nieko. O realis jo, šiandien pasakiškas, tai šiandien etapas bus ne tai, kad pravažiuotas, o tiesioginė to žodžio prasme įveiktas. Kamerikė šlapia, tokios sąlygos ir jūs taip pat matot, perteikiu jums tokį pat vaizdą, ką ir mes matom. Stikliukas irgi visas šlapės, apart stikliuko rankovės, rankos, pirštinės, viskas šlapia. Gerai, kad 4 poras buvau įsimetęs, tai Sandrai daviau savo pirštinės paskutinės ir dar įdėjau šildomus elementus, tai, nes gale rankenos pas ją nėra šildomos, reikia šitą dalyką įdiegti, bet bus įveiktas pirmasis etapėlis. Kojos ant vairo. Tai šimtukas ir mylėjau.
O, šitas gerai. Ne, svarbu neatleid, pystelt gazą, jau šoka ir tada vėl gazą. Priekį pakelia ir gažiuko, op. O, Lina ne pas mane atmiliki. Nu. Op, gerai, liuk. Meldės? Jo. Kurvų diena. Ravi mišką. Da čia liko biski. O, čia žiemą atsijungęs buvo CarPlay'us. Aš jaučiu, žinau, dėl ko atsijungia. Kartais nebus mano telefonas nusėdęs jau visai. Reikia pasitikrinti, staptelėjus dabar čia nais greit. Ne. Labiškai perkursiu. Dar 11%, tuo dar atlaikys. Viskas visi? Panašu, kad ir grįžom jau. Taip ir pagaliau baigtas mūsų maršrutas, finišas jau visai prie pat, tai nuvažiuota kažkas palei 220 panašiai turbūt kilometrų. Jo, o kaip tik yra plūduriuotas lieptas, žiūrėkit, čia galim stoti ir apsiprausti, man atrodo. Oba. Koks čia gylis. Utiutiu. Einu paplaukt. Utiutiu. Nu va. Iškart geriau. Duok, ateik, Mariau. Nugarą biški. Nugarą aš tau. Ateik. Ai. Apsisuk. Pasitrink va šitas vietas. Prausyklo. Nugarytę viską trina. Oi, kaip gerai. Nu. Oi, kaip gerai nugarėlį. Nu, kažkaip dabar grįž. Jo. Jeigu jūs galvojat, kad mum va, jūs teisis. Nu, reikia kažkaip švariai dabar grįžti. O jau, va, Pas Marių pypė čia? Ai ne, 500 pypė. Rankinio neužtraukė. O. Kuriam, tegul šyla. Pijum. Давайте maisto. Tie peliošiaus susimakalavo, tai bus taip. Kas, sausas simukas? Oi, tai kad mes labai normaliai, kad pas mus nelyjo. Gerai, ačiū. Žiūrim dabar į ežerą ir malkas. Aš tik gali pleškai. O, iš karto diplomai paruošti. Nu, paragauti, ar yra kiaulių su, ar nėra? Nu, kas pirmą vietą laimėjo? Merginos! pirma vieta. Kad atlaikė. Su mumis bėdais. Paipiški. O, bravo.
Nu tai ką, bičiuliai, viskas baigėsi. Tai baigėsi tas pirmasis etapas. Šlapias tikrai išgyvenom ir tikrai įveikėm. Labai lietinga buvo. Dar ir dabar lyja. Nelabai turėjom ką parodyti, tai kaip išėjo, taip išėjo. Atsisveikinam. Iki. Gerai. Čiau. Atia. Tai viskas, einam bandyti persirengti, blemba nusiprausim, dabar vėl maklinamės. Bandom persirengti, šokti į švarius rūbus, mašina jau bus pašilus, tai gerai. Ir važiuot namo. Tai viskas, ačiū Remigijui už tokį puikų pirmąjį etapą. Norėtųsi kitam kartui gal šiek tiek sausesnių. Nu, bet ką darysi, bus koks bus. Tiek, bičiuliai, atsisveikinu ir iki kito karto. O mes susitinkam jau po kelių dienų iš statybų. Ate!